galėčiau duoti vieną patarimą, jis būtų bėk. Ryte, kai miestas užstrigęs savo patalais apkamšytose košmaruose, suimk save į rankas ir išbėk. Į orą, trumpam, kol sušils ir imsis skųstis nuovargiu. Tai nepakeis tavo gyvenimą, kaip žada pakeisti 10 žingsnių sėkmę knygos, bet tai pagerins tavo dieną apčiuopiamai ir smarkiai. Aš nesu tas rimtas bėgikas, kuris ant spenelių klijuoja pleistrą. Aš žvilgsniu smaugia sportuojančius ausinėmis. Aš nerimtas bėgikas, nes bėgu tik kelis kilometrus. Neskaitau knygų apie tai ir man bėgimas pirmiausia yra ne sportas, o poilsis. Bėgu, nes man valosi galva. Aš judu. Kojų mes beveik nebenaudojame, nes visur transportuojamės. Horizontaliai mašina, vertikaliai liftu. Atrodo, kad pagreitėjusios kojos yra nusikėlimas į vaikystę, kai bėgdavau todėl, kad galėjau, be priežasties, be tikslo. Bėgu, nes kai ryte atsikeliu, kažkokiu nesuprantamu būdu mano rankoje atsiranda isteriškas psichopatas, dar vadinamas išmaniuoju. Bjaurybė klikė prašydamas dėmesio, krato informacijos elektrošoku. Bet o kaip kitaip atbusti? Pabusk, bėgdamas. Galvai patinka bėgti. Mintis pirmaisiais kartais būna pakrykusios, šokinėjančios lyg voverės per tavo problemų šakas, bet po kurio laiko išmoksti dėlioti kojas autopilotu. Ilgainiui prabėgsiu savo rytinius kilometrus, net to nesuvokęs. Pragalvojęs, kaip išspręsti strateginį komunikacijos rebusą, kokia scena visgi turi baigtis mano filmas, ar tiesiog koks keistas dalykas yra bėgti ne nuo bandito. Bėgimas ugdo savigarbą. Jei atlaikysi pirmosius kartus ir prisiminsi paprastą taisyklę, kad nebėgimą reikia derinti prie gyvenimo, o atvirkščiai, viskas tavim bus gerai, tu bėgsi ir toliau. Žiūriu neapibrėžtą amžiaus verslininkėlį ir galvoju, kaip gerai, kad nors kuris gali būti ryškus. Pažiūrėk į jo klykiančius kedus. Bet neklausyk rimtaveidžių bėgikų. Jie sakys, kad nesvarbu, kaip atrodai. O tu vis tiek nusipirk tai, kas tau patinka. Jauskis kietai su savo apranga. Šlykštų lietingą rytą, jį gali būti vienintelis būdas prisiversti išbėgti. Pažiūrėk į bėgančius, kokie jie gražus. Raudonžadiškai užsispyrę, susikaupę, rakaituoti, krypuojantis kone šonu iš paskutinių, bet bandantis verštis į nesibaigiančio asfalto priekį, kovojantis su savo defektais ir tingumu. Jiems nėra lengva. Ir būtent tai yra gražu. Galiausiai frazė: bėgioju kiekvieną rytą. Po to sekantis draugų nustyrimas. Kiekvieną ir gladiatoriaus durys į jį. Taip, kiekvieną yra visiškas triumfas. Prabėgęs jaučiuosi čempionu. Kiti dar tik keliasi. Kiti dar neatsigulė. O aš jau šlapęs. Tebūnė su bronzos medaliu. Prikvėpiau tikrą orą, kažką sugalvojau, pabuvau vienas ir nusimečiau nuorodų pančius. Čia mano meditacija, mano joga. Vakare užknapsėsiu per vidurį filmą, o atsigulęs lovon dingsiu per 3 sekundės. Aš pavargęs juk ryte bėgau. Tuoj baigsiu sapnuoti ir bėgsiu vėl. Priežasčių bėgti milijonus. Didžiausias pavasario bėgimas DNB Nike Viran Vilnius jau gegužės 22 dieną. Daugiau informacijos viranvilnius.lt. Rėmėjai: Nike, DNB, Neptūnas, Korni, LRT, Delfi, Radio centras.